Sveiki, brangūs žiūrovai. Sveikinuosi su jumis iš Gdansko. Einu dabar per senamiestį link traukinių stoties. Ir šiandien noriu nuvažiuoti į miestą Hel. Jis vadinasi Hel, lietuviškai Helis. Tai tokiam pusiasalyje, panašiai kaip pas mus Nida yra, kai Neringa, tai panašiai pas juos toksai yra. Kiten važiuoja traukinys, būtent tuo visų pusiasaliu. Šiandien aš nuvažiuosiu, šiandien grįšiu atgal. Tai labai populiari vieta tarp Lenkų, tarp turistų. Na ir pažiūrėsime, koks maršrutas, kaip galima į tenais papulti ir ką ten galima vietoje pamatyti. Labai gražus fontanas, čia už manęs. Senas fontanas, daug istorinių įvykių yra matęs. Stotis nuo manęs netoli, kur aš apsistojęs, aš visai netoli senamiesčio esu apsistojęs, todėl nueisiu pėsčiomis. Norisi pereiti iš pačio ryto, tokia kaip padaryti treniruotę, apšilimą. Pagrindinė gatvė senamiesčio. Kažkada čia vyko paradas nacistų, kai užėmė Lenkiją. Pats Hitleris netgi pravažiavo šią gatvę. Gerai, kad tų laikų jau nebėra, seniai tai buvo, bet kaip kur tokie laikai dėja grįžta. Bet kol galim, džiaukimės gyvenimu, džiaukimės šią dieną ir išnaudokime šią dieną pilnai. Nes visiškai neaišku, koks tas rytojus ir kokia ta ateitis, todėl geriausia gyventi šiandien. Netempti gumos, neatidėlioti nieko ant vėliau, nes vėliau gali ir nebebūti. Už manęs miesto kalėjimas, labai gražus pastatas. Viduje yra tokių grandinių visokių, kaip tuos kalinius prirakindavo viduramžiais. Nes štai tokios, kaip žmonės būdavo prirakinami tokioj vietai prie sienų. Žiauri realybė buvo tais laikais. Galima nusipirkti bilietą ir pavaikščioti po vidų, tokius kaip muziejus. Labai graži Gdansko pagrindinė traukinių stotis. Senovinis pastatas, tiesiog meno kūrinys. Esama stotis buvo pastatyta 1900 metais. Gdanskas tuo metu buvo Vokietijos imperijos miestas. Taip, mano išvykimo laikas 9:36, vežėjas Polregio kompanija. Peronas antras, iš kurio išvyksta traukinys. Ir aš dabar turiu iš šios stoties Gdansko, pagrindinės stoties, važiuoti į Gdynę. Tiesioginio traukinio maršruto nėra, reikalingas persėdimas. Na, Gdynė randasi prie pat 20 km kažkas. Ir Gdyniai neužilgo persėsiu jau traukinį, kuris važiuos į Helį. Iš abiejų pusių stotis graži, nėra ką ir pridurti. Į Sopotą Gdynę dažnai važiuoja traukiniai, apie 100 traukinių per dieną. Traukiniai galima rinktis iš įvairių vežėjų, labai patogu yra vadinami SKM traukiniai. Tai greitasis tarpmiestinis transportas važiuojantis kas 15 minučių. Taip pat yra Intercity traukiniai, iš Gdansko galima nuvažiuoti ir į Berlyną ar netgi Vieną. Polregio traukiniai dažniausiai skirti netolimoms kelionėms ir bilietai gana pigus šios kompanijos. Atvažiuoja mano traukinys toks įdomus, nes yra prikabintas prie jo toks nestandartinis vagonas. Vietos be rezervacijos, tai aš ir pasirinksiu tą vagoną. 8 zlotai kainuoja iki Gdynės ir kelionė užtruks apie 21 minutę.
Na štai, atvykau, greitai 20 minučių ir aš jau čia. Miestas Gdynė, pagrindinė miesto geležinkelio stotis. Vagoną, kaip matėte, pasirinkau tokį šiek tiek egzotinį. Man patinka tokie neįprasti vagonai, kur galima kažką įdomaus pamatyti. Dabar laukiu traukinio į Helį. Į šią platformą būtent atvažiuos traukinys. Pasižiūrėjau, antras peronas ir traukinys bus maždaug už pusvalandžio. Tai dar man apie 20 minučių laukti, kol jis atvyks. Sėsiu į traukinį ir tada jau pusantros valandos kelionėje truks iki pačio Helio visų tuo pusiasaliu, turėtųsi matytis jūra, taip kad tikiuosi gražių vaizdų, na ir važiuojam toliau tada. Tas pats traukinys, kuris atvežė mane iki Gdynės, tai važiuoja ir į Helį. Aš vaikštau, laukiu traukinio, kada šitas nuvažiuos ir atvažiuos kitas. Ir jis niekaip nenuvažiuoja, na ir paskui pastebėjau, kad pasikeitė traukinio numeris ir parašytas maršruto tikslas Hel. Galvoju, reikia lipti, taip ir būt nuvažiavęs, ir tas traukinys liko kelios minutės. Tai gerai, kad aš čia prie jo ir vaikščiojau ir žiūrinėjau jį. Tai matot, kaip būna, vienas atvežė, vis čia pastovėjau pusvalandį ir dabar važiuoju iki Helio. Nemažai važiuoja keliautojų, turbūt irgi iki pačio Helio. Šiek tiek apie tą Helio miestą papasakosiu. Įsikūręs jisai pačiame pusiasalio gale. Jis paprastai vadinamas Lenkijos pradžia. Dėl savo strateginės padėties Helis ir jo apylinkės yra su daug buvusių karinių gynybinių įtvirtinimų. Man bus ypač įdomu pamatyti tuos istorinius objektus. Helis liko ilgiausiai besiginantis Lenkijos miestas 1939 metais Vokietijai užpuolus Lenkiją. Helis neabejotinai yra viena patraukliausių turistinių vietų prie Baltijos jūros. Na štai, aš ir Helyje atvykau, pabūsiu čia 4 valandas ir šiandien važiuosiu atgal į Gdanską. Gal 4, gal 5 valandas. Traukiniai gana dažnai važiuoja, maždaug kas valandą, kas pusantros. Nemažai žmonių į čia važiavo, beveik pilnas traukinys ir ką aš noriu parodyti, kad priėjau prie tokių senų vagonų. Jie turbūt įrengti kaip gyvenamieji kokie, kaip įdomu objektai saugomi, bet įrengta vagonuose gyvenamieji būstai tokie. Bet va yra netgi kanalizacija padaryta. Ir elektros skaitikliai. O tokiam vagonė aš norėčiau pagyventi, reikės pasidomėti, ar čia vasarą galima išsinuomoti. Būtų įdomu, ypač va tokiuose senoviniuose, kada prieš 100-metį maždaug važinėjo tokie. Būna kurortuose tie namukai tokie apsigyventi kaip Šventojoj, bet kad būtų vagonai, aš pirmą kartą matau. Štai laiptai ir gal čia tualetas koks tiesiai. Gera idėja išnaudoti senus vagonus. Na, kai buvau Bulgarijoje, tai panašus irgi seni vagonai yra netoli stoties. Varnos mieste. Tai tiesiog apleisti, užimti bomžų, didelis ten bardakas, galima sakyti. Įeiti juos galima, bet ten didelis šiukšlynas. O čia va žmonės gyvena ir neleidžia šitiem vagonam numirti. O koks įdomus. Šitiem tai akivaizdu, kad reikia remonto. Yra kažkokios užuolaidėlės, bet turbūt neįrengti pilnai. Taip, šie keli vagonai visiškai apleisti. Juos turbūt galima nusipirkti ir įrengti kažkokius būstus.
Netgi grotos yra, kad niekas neišlaužtų durų, neapvogtų. Ir ant langų grotos. Būtų įdomu vasarą savo. Pasistatei dar kokią šašlykinę, kepiesi mėsytę, vagonę įsimiegi. Tualetai, reikia užeiti į tualetą ir eisiu į miestą. Šiame miestelyje daug yra apleistų pastatų, ko turbūt Nidoje nelabai rastume. O čia jų yra daug, bet čia ne tik yra pastatų apleistų daug, bet labai yra didelis buvęs įtvirtinimų kompleksas Antro pasaulinio karo, nežinau, gal dar ir Pirmo pasaulinio karo. Visokių yra bunkerių, visokių yra tų aikštelių, ant kurių būdavo pabūklai, kurie turėdavo saugoti Gdansko įlanką. Kažkiek apeisiu, pažiūrėsiu, kaip kurie yra neprieinami, nes priklauso armijai. Tai kažką tokio pažiūrėsim iš tų senovinių laikų, iš Antro pasaulinio karo. Už manęs kokie yra bunkeriai. Čia kažkokia karinė bazė, tai aptverta viskas. Bet bunkeriai matomai nuo senesnių laikų ir atnaujinti. Priėjau jūrą. Na, galima sakyti, ne jūra, kaip ir Gdansko įlanka, bet kad čia prie pat ir Baltijos jūra jau skaitosi. Nu, kokios kopos. Čia kažkur turėjo būti nuskendęs laivas, bet jau jo turbūt nėra. Matau, jisai bus toliau. Reikia man paėjėti paplūdimiu šitu. Sunku eiti, eisiu prie vandens. Šalta prie jūros, tai šaliką gerai, kad pasiėmęs. Apsiviniau kaklą, dabar jau galima filmuoti toliau. Štai priejau, tokis yra laivas, kažkada nuskendęs, jau baigė surūdyti. Laivas nėra didelis, gal koks žvejybinis buvęs, bet jau labai stipriai jisai surūdijęs. Yra ir Antro pasaulinio karo laivų, karinių laivų nuskendę šioje vietoje. Čia bus variklių skyrius. Panašu, kad tai turbūt garlaivis buvęs. Čia gal kokia krosnis buvus. O šie vamzdeliai primena man garvežiuose būna tam garvežio katile tokie. Yra tokių aštrių visokių briaunų. Vis dėlto nėra jis toks mažas, iš pat pradžių atrodė, kad koks mažas ir kaip didelė valtis, bet ne, čia jo gana nemažai yra. Apeisiu dar iš kitos pusės pažiūrėti, nes apeiti čia negaliu. Vanduo. Nu, nežinau kodėl, bet man patinka tokie istoriniai objektai, kas kažkada turėjo kažkokią prasmę, tarnavo žmonių geroviai, o dabar eina į praeitį ir niekada nebegrįš. Žemė pasiims ir metalą ir visa kita. Gamtininkai turbūt paukščius fotografuoja, stebi. Pastebėjau, kad jau sugrįžta paukščiai. Tai kad pavasaris netrukus bus. Kažkoks apgriuvęs pastatas, labai įdomus, ant stogo kažkokios antenos buvę. Manau, kad čia buvęs karinio objekto kažkokia dalis šis pastatas.
Štai ten matosi tos antenos. Tikrai ne kokia mokykla buvus ir ne koks gyvenamasis namas. Helyje yra daug apleistų tų pastatų. Jisai tokias praeityje buvo labai militarizuotas miestelis. Pats miestelis ar gražus dar nežinau, pasižiūrėsime. Tuo aš jį prieisiu, nes važiuoja daug poilsiautojų, daug turistų. Tai turėtų būti kažkas panašu kaip pas mus Neringoje kuris nors miestas. Na, manau, reikia parodyti ir gražiąją pusę šio miestelio, nes jis nėra tik sugriuvę pastatai ar vien kokie tai bunkeriai. Nežinau, automobilių važiuojant, ar yra įvažiavimo kažkoks mokestis į šį pusiasalį, kaip, tarkim, į Neringą važiuojant, ar nėra. Traukiniu važiuojant, aišku, kad nieko nereikėjo man mokėti, o automobilių tai šito aš nežinau, jau išsiaiškinsit jūs, kurie važiuosite. Baltijos jūra. Ir va, prašau, kaip gražu. Labai gražiai atrodo šis miestelis. Matau kažkokį traukos objektą, einu ir aš. Visi eina, reikia ir man eiti. Tai kažkoks jūrų muziejus. Reikėjo sumokėti 15 zlotų, kad papulti, bet gana daug žmonių eina. Tai kažkas gal įdomaus bus, gal bus pasirodymas ruonių. Susigundžiau ir aš. Galima iš viršaus stebėti, galima iš apačios. Kas čia? Eisiu aš į apačią, kad geriau matytųsi. Na ką, nelauksiu aš galo. Daugiau čia, kas su vaikais, tai įdomu tada vaikam ypač. Šiek tiek nuo miesto paėjus yra štai toks kelias. Einant čia yra įvairių bunkerių. Žmonės vaikšto, labai daug žmonių. Kaip į tokį įlipdavo, per kur čia gal po žeme ateidavo tunelis, kažkoks po žeme turėjo būti. Visa vietovė aplink visokie bunkeriai. Nueisiu į pagrindinius, kur eina turistai. Jų yra žymiai daugiau nutolus nuo miesto, bet reiktų jau tokiu atveju pasimti kokį dviratį, kad apvažiuoti, nes nemažai atstumai gaunasi. Dobra. O, możesz zrobić zdjęcie mojego... Su komercinta pardavinėja visokią karinę atributiką. Matau kažkokį bokštelį, kaip įtvirtinimas, gynybinis bokštas. Į vidų neleidžia. Na štai toks bunkeris.
Lenkai prieš antrą pasaulinį karą buvo stipriai padarė įtvirtinimus, vis tiek jautėsi tą karo atmosferą, tas karo kvapas jau buvo 39 metais, 38, bet nepadėjo visą tai. Na žinot, Lenkija puolė ne tik tais Vokietija, bet ir Rusija iš kitos pusės. Tai čia jau nežinia, kaip būk apsiginklavęs, vis tiek jau niekas būtų nepadėję. Iš išorės nelabai pastebimas, žemėmis užklotas ir žolė apaugusi. Durys kokios šarvuotos, čia tikras šarvas, kad čia atsidaro, ne, spyna uždėta. Čia išėjimas. Suprantama, viskas padaryta dėl turistų, kad nelandžiotų, nes ir maži vaikai eina, kad paskui bėdos kokios nebūtų, tai maksimaliai viskas apsaugota. Bunkeris su pabūklu, nežinau, kodėl negalima užeiti į vidų. Na, daugiau parodyta tokia kaip informacinė tik tais pusė. O kaip jie būdavo. Įtvirtinimai kokie link jūros. Geležinkelis ateidavo ir yra daugiau. Bet toliau nuo miesto yra tokių bunkerių visokių, kurie tiesiog nelankomi žmonių, vienas kitas, kas žino, tas tik tais ateina, jų čia yra labai daug. Tik šiek tiek paėjus ir atsiveria turtai. Iš pradžių užeinam į apačią, pažiūrėsim. O, daug vandens. Durys kokios. Daug vandens. Aha. Nu, visokios patalpos. Amunicija buvo laikoma. Kareiviai čia miegodavo, gyvendavo. Šlapia. Štai kokios patalpos. Sienos labai storos. O, jau čia va sausiau. Dvi tik patalpos yra. Šaudymo angos, jeigu pultų kas. Čia turėjo būti masyvios durys. Na, aš neprisemsiu, pas mane batai su aulais nepešlampami. Va, čia tai man jau įdomu darosi. Ir užlipsiu į viršų, kur pabūklas buvo pagrindinis įtvirtintas. Čia kulkosvaidžiai turėjo būti. Ir čia va, pabūklas buvo viršuje. Išlikęs metalas netgi. Štai taip. Viskas yra. Angos kažkokios, nežinau kam jos skirtos. Labai man patinka tai, ką matau. Galima ant viršaus susilipti. Oi, bleba. Nepasiduodu dar savo metams, visur norisi laipioti. Apžvelgsiu dar šiek tiek šios teritorijos. Koks pušynas gražus, ramybė jaučiasi. Na ir šiek tiek girdisi jūros ošimas einant, nes netoli visiškai jūra yra. Po Lenkų sutriuškinimo paskui čia vokiečiai įsitvirtino gana stipriai. Tai daug yra gilių apkasų, tokių duobių.
Užeisiu, dar matau kažkoks įtvirtinimas gynybinis. Jo, kariavo žmonės. Žudė vieni kitus, net nepažinodami vieni kitų. Tiesiog už nieką. Čia stovėjo didelė patranka. Pabūklas lietuviškai. Patranka, nežinau, gal čia nuo rusų kalbos. Kaip atrodo iš išorės, gana jau tokie gerai įsilaikę. Oho, koksai betonas. Vienas kambarys tik tais yra. Vienintelis. Ir galima užeiti į viršų, užlipti šiais laiptais. Na va, skylė kokia. Yra metalinių kažkokių konstrukcijų. Turėjo būti kažkokie mechanizmai, kurie valdė šį pabūklą, kad galėtų sukioti į vieną, į kitą pusę. Kopėčios. Gal dar ant viršaus kažkas turėjo būti. Na, greičiausiai uždengtas buvo šis pabūklas kažkokia kamufliažinė uždanga. Na ir ką galiu pasakyti? Jų čia tikrai daug. Daug šitų yra įtvirtinimų. Jeigu taip jau einančiuo pusiasaliu, tai turbūt galima ir per visą pusiasalį pereiti ir vis rasi kažką. Ir kažkas tokio padaryta. Ir galima tik įsivaizduoti, kaip prieš 80 metų ar daugiau šiek tiek čia žmonės šiuose apkasuose buvo, čia ir miegojo, ir valgė, ir laiškus rašė savo artimiesiems, ir tuos, kurie artinosi link šių apkasų, žudė, ir juos žudė, ir visa tai beprasmiška. Žinoma, šie apkasai buvo gilūs, greičiausia gali būti net ir porą metrų. Dabar Ukrainoje po karo liks daug tokių dalykų, daug apkasų visokių, bunkerių. Baisu. Baisu, kas vyksta. Istorija žmonių nepamokina. Dažnai yra kartojami žodžiai, kad reikia nepamiršti istorijos, kad visa tai nepasikartotų niekada. Niekas jos nepamiršta. Kiti netgi istoriją, ko puikiausiai išmano, bet vis tiek užsijama karais, žudimais, kankinimais, neša neapykantą, trukdo žmonių gerovę. Jei tai bus ir toliau, mes kaip žmonija ateities nebeturime. Atsisveikinu su jumis, pasimatysime naujose kelionėse, kai visada aš jums dėkoju. Labai ačiū už jūsų aktyvumą, už komentarus, visą tai labai vertinu, visą tai man tikrai svarbu yra. Iki kito karto. Ate.